Madam Chair, aš norėčiau pasakyti, kad turbūt dauguma šalių turi patarlę, kad reikia žiemai ruoštis vasarą. Šiuo teikiamu klausimu mes tą seną tiesą norėjome priminti Europos komisijai ir tarybai. Nes iki šiol visada būdavo informacija, kad įkūrėm darbo grupės ir svarstom šitą klausimą. Be abejo, konsolidacija turi teigiamų aspektų, tačiau labai didėja sisteminė rizika rinkoje. Finansinės grupės veikia visose ES šalise ir labai dažnai priklausomybė nuo jų veiklos įtaka jų veiklos yra labai didelė. Kai mes kalbame apie priežiūros pertvarkymą, pirmiausia, mes turime savęs paklausti to, ką paprastai aš klausiu visų priežiūros institutų vadovų Europoje. Jeigu dukterinė bendrovė veikianti vienoje šalyje, dėl jos blogos veiklos ekonomika šalies patirs nuostolių, kas mokės, kas atsakys, kokios šalies įstatymais remsimės. Kitas klausimas, jeigu susidarys kritinė situacija toj dukteriniai bendrovėje, kaip jinai bus valdoma nacionaliniu lygmeniu ar finansinės grupės lygmeniu. Deja, atsakymo į šitą paprastus klausimus iki šiol nėra. Aš labai džiaugiuosi informaciją, kurią pateikė mums tarybos ir komisijos atstovai apie vykdomus darbus. Tačiau dar kartą norėčiau pabrėžti, kad atsirandant rinkoje naujų rizikingesniem produktam, mums reikia visus procesus paspartinti ir susitelkti į pagrindinių klausimų sprendimą, o ne nesismulkminti, nes kalbos apie įvairius koordinavimus ir panašiai jos yra geros, pakol neatsitinka krizė. Ir atskaitos taškas mūsų sprendimam apie priežiūros gerinimą turėtų būti kritinės situacijos veikimas kritinės situacijos metu. Ačiū.